Sveiki. Štai ir vėl susitikom ir dabar noriu išpakuoti Shogun siuntinuką, kuris ką tik atėjo šiandien, su labai daug kvepalų. Štai ir pradėkim. Štai. Žiūrėsim, ką mes čia turim. Va. Labai daug kvepalų visokiausių. Čia bus Luxury Collection. Labai skanus. Skaniai kvepia. Liuksiškai. Čia Edition Extrait de Parfum Foche. Labai skaniai kvepiantis. Tiesiog pasaka, kaip kvepia skaniai. Labai skaniai. Nu, kalėdos ateina, žmonės jau sakosi dovanas. Tai va. Dar ką norėjau parodyti, kad čia yra dovanų dėžutės. Pavyzdžiui, jūs į jas galite sudėti dovanas. Tai aš attrauksiu. Vieną ranką truputėlį sunku, bet vis tiek. Štai. Shogun. A gift for you. Labai geras dalykas, labai gera dovanų dėžutė. Va. Va taip va. Matot? Tokios dėžutės. Drąsiai galit įtalpinti, kad ir tokį kvepaliuką ar kažką, žiūrėkit. Pavyzdžiui, čia yra, gavau, užsakyta yra, tarkim, 35 ml. Vat. Aišku, čia dėžutę papuošti, supakuoti, papuošti. Taip va. Čia, tai parodysiu, dušo žėlės, toks pat kvapas, kaip ir kvepalai. Štai, žiūrėkit. Tokie pat kvepalai, dušo žėlė, sakykim. Galite va taip pakombinuoti galima. Nu, tiesiog viską galima sugalvoti, kaip įdėti. Va. Va. Štai. Puikiai. Čia, aišku, dėžutį galima įdėti kokių, aišku, papuošimų įdėsi, bet kuriuo atveju tada gražiai supakuoji ir padovanoti galima. Tai vat, ką noriu pasakyti. Štai. Uždėdi viršų. Viskas labai puikiai dovanėlė. Nu. Va. Štai. Jeigu kažkas taip norit, kad būtų dovanėlės supakuotos, tai prašau. Tai va. O čia visi kvepalai yra. Labai daug užsisakiusių. Moteriški, vyriški. Čia moteriški, kaip sakau. Kaip pamatot, yra Extrait de Parfum. Ne kokia jau de Parfum ar koks tualetinis vanduo, bet tiesiog Extrait de Parfum. Alfazeta, Shogun, made in Italy. Netgi vat, galiu dar iš arčiau pritraukti, parodyti, kad štai Shogun Group, made in Italy, Millesime Extrait de Parfum. Taigi, mūsų kvepalai yra 30% kvapiųjų esencijų. O sakykim taip, kad garsiųjų dizainerių kvepalai yra nuo 20–40% kvapiųjų esencijų. Tai mūsų yra per viduriuką, tai manau tikrai labai geras dalykas. Tai va. Jeigu susidomėjot ar kažką, aišku, čia dabar dovanėlė neprašau, tai čia pavyzdys, kaip galėtų būti, bet kuriuo atveju, kaip sakiau. Bet jeigu sudomino, tai rašykit man, susitarsim, užsakysim dovanų dėžučių, jos yra po 4 eurus ir tikrai galima gražiai supakuoti, netgi gimtadienį, čia nes nebūtinai kalėdoms, sakykim. Bet tiesiog, belia kokį progą, tiesiog drąsiai galim supakuoti, jums išsiųsti ir viskas tiesiog. Ir bus labai faina. Tai vat, tiek norėjau pasakyti, kad dar vienas atkeliauja, dar kitas keliaus siuntinukas, taip kad labai darbimetis prieš kalėdas. Taigi, iki.